Tai laba diena, visiems jau tokia stojo salėje tyla, kaip ir ženklas, kad mums reikėtų pradėti, ar ne? Vienur nuskamba plojimai, kitur yra tyla ir aš galvoju taip labai net simboliškai galbūt, nes kai aš žiūrėjau filmą tokiu pačiu pavadinimu Sutikau žmogų, atrodo, kad Artūras, nepaisant to, kas vyksta aplinkui jį, lieka tyloje. Tai man kažkokia tokia asimiliacija ir aš galvoju, jeigu aš būčiau rinkęs dar vieną pavadinimą šitai knygai, tai šalia Sutikau žmogų dar pridėčiau Radau laiko, nes knyga ne tik apie žmogų, bet ir apie suradimą laiko. Tai ačiū, kad radot laiko ateiti čia ir pabūti tą akademinę valandą, nes viskas labai knygų mugėje vyksta tiksliai 45 minutės ir tada savanoriai čia pradės man mojuoti. Tai savanoriai, žinokit, aš kartais taip, kai įsitraukiu į pokalbį, tai galiu ir laiką pamiršti, jūs taip aktyviau man mojuokit arba drąsiai sakykit, tai jau baikit arba perkelkit į kitą erdvę. Tai nes čia svarbiausias, kad tokiais įspūdžiais savo ilgais dalinčiausi. Artūras Morozovas yra kaltininkas mūsų šito popietės susitikimo, fotografas, knygos autorius, tai reiškia rašytojas ir ta forma matyti eseistas būtų. Tai Artūrai labas, taip pat su mumis Aistė Adomavičienė, Nacionalinio skurdo mažinimo asociacijų tinklo vadovė, Birutė Sabatauskaitė, lygių galimybių kontrolierė ir Dalius Jonkus, filosofas ir Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos katedros vedėjas. Artūrai. Jau seniai nesakot? Jo, reikia pataisyti, jau nebevedėjas. Labai gerai, kad pataisėt, nes vienam, o tai kažkaip keistai buvo tą informaciją, bet kažkuriam renginiai vieną žmogų ne tuo vardu vadinau ir jis tik tai po renginio prisipažino, kad aš ne taip, tai jums smagu, kad jūs iš karto tą pasakėt. Artūrai, man ir pirmas klausimas iš tiesų susijęs su knyga, tai yra ir apie laiką, ir apie tavo lūžį ir supratimą, kiek žmogui reikia skirti laiko, kad jį suprastum. Tai turbūt suprasti čia ir neįmanoma, nes žmogus toks nebaigtinis kūrinys yra. Ir man ir rašant šią knygą labai su leidykla vis gaudavau tokių stabdžių, kad Jonė, kuri yra antropologė, šiaip, kuri vedė mane per visą šitą pasakojimą, prižiūrėjo, sakė, nes man vis laik atrodo, kad dar kartą reikia nuvažiuoti, dargi tas pasikeitė, dar tas reikia, dar išklausyti kažkokias naujienas, tai to laiko reikia, bet iš tikrųjų laikas turbūt buvo dalykas, kuris mane taip šokiravo. Kaip žurnalistą tokį, tikrai mes žiniasklaidoj įpratę visi dirbti tam tikrų tempų, jeigu čia kalbam apie akademinę valandą, tai iš tikrųjų tas interviu su žmogum, pokalbis, jis dažniausiai yra tas valandos laikas. Ir ten žurnalistas daro interviu, fotografas tuo metu padaro portretų. Tai kaip aš leidausi į šitą kelionę, kaip pradėjau smalsauti šitą temą domėtis, tai man buvo viskas labai aišku, nes buvau žurnalistas, ko aš čia galiu nežinoti, apvažiuosiu čia per porą mėnesių Lietuvą, pakalbinsiu sunkiau gyvenančių žmonių ir parašysiu ir taip, ką jau ir praktiškai žinau. Ir turbūt tas laikas suteikia tokią distanciją, kur kas kart apsilankęs pas žmogų pamatai daugybę situacijų, apie kurias tu net nebūtum pagalvojęs. Ir staiga turbūt ir buvo tie lūžiai ir įvyko man, kad kiek daug yra, ko aš nežinau. Ir turbūt kas šokiravo, kaip sakau, tai turbūt tai, kad tokį sudėtingą reiškinį kaip socialinė atskirtis būčiau pasakojęs tik tai iš tų žmonių atsakymus, bet klausimus tai aš formuluoju, o tie klausimai labai riboti ir jie tikrai iš pradžių buvo, O čia, žinai, Artūrai, man visada įdomu, kaip kito klausimai, kaip pavyzdžiui, tu pas Povilą atvažiavai 2017 metų vasarą, atvažiavai galbūt rudenį, atvažiavai žiemą, kaip keičiasi klausimas per metus? Ir ar apskritai lieka klausimas? Greit turbūt tų klausimų nelieka, tiesiog pradėjau stebėti, kas buvo man labai įdomi dalis, tiesiog stebėti, būt su žmonėm, kuriuos aprašau svarbiais jiem gyvenimo etapais, va ten mergaitės eina rugsėjo 1, ar ten vaikai, arba ten kažkas į ligoninę važiuoja, tai taip stengdavausi irgi netitolt, kažkiek palaikyti pulsą ant jų istorijų ir nebe klausimai tapo svarbus, bet pati pradžia, aišku, kad nuo klausimų būna, tai mano pirmasis klausimas būdavo visiems turbūt, ar aš galiu apie jūs rašyti, ta prasme, ar jūs save suprantat kaip socialiniai atskirčiai esančius, nes maža ko. Bet Artūrai, va čia, tu ir įvardindavai
ar jūs suprantat, kad jūs esat socialiniai atskirti? Na taip, aišku, ne taip paprastai, bet, na, jo, aš pristatydavau temą, ką noriu daryti ir, aišku, tai būdavo ir žodis skurdas, tai paklausdavau, ar žmogus save suvokia ten esančių, nes maža ką, aš čia gal miestietis galiu ateiti ir man čia visi regionai yra skurdas, bet taip nėra. Ir iš tikrųjų, sampratas skurdo yra labai sudėtinga ir kompleksinė, man atrodo, gal čia paplėtosim po to ir su kolegomis, tai tie klausimai vaikystė, kažkoks, na, tas kelio pati pradžia ir turbūt esminiais klausimais priartėti prie tos vietos, kai mūsų visų gyvenimai buvo kažkaip daugmaž vienodi. Dažnai tai buvo mokykla, kažkokios paskutinės klasės, kai atrodė, kad tie gyvenimo planai visokie bus, bet tada kažkas įvyksta ir visų jų gyvenimas yra įvykę, kažkas šitų žmonių. Kas ir mūsų gal gyvenimus įvyko, bet turėjom ten atidžius mokytojus ar ten tėvus mylinčius, kur padėjo atsistoti suklupus, o kažkam taip neišėjo. Artūrai, ar knygoj tie, kas skaitys, supras tavo tikslą, bet turiu iš dalies ir užduoti šitą klausimą, kuris pervertus knygą visiems taps akivaizdus. Ar tu klausai, kodėl taip nutiko, kad žmogus atsidūrė vienokiose ar kitokiose aplinkybėse? Taip, klausdavau ir daug ką turbūt daugumo ir nustebindavo pačius žmonės tas klausimas. Pabandyti atrasti kažkokį tą tašką arba vietą arba laiką, kur kažkas pradėjo gyvenime keistis. Ir labai įdomu, kad dėl ko man ir įdomu, kaip žmonės priims šitą knygą, nes dar nauja labai knyga ir nespėjau nuvežti, nes kartais tai, kaip žmogus matydavo save arba suvokdavo pats save, savo kažkokį laiką, kažkokius etapus gyvenimo sudėtingesnius, nebūtinai yra taip, ką aš pamatydavau ir stebėdavau. Tai jo. Vėlgi, kalbant šiek tiek apie vizualiką knygos ir apie maketą, yra knygos lūžis, aš taip sakyčiau, 70 puslapis. Yra Sakartvelas, karas tenais, yra Ukraina ir tada yra baltas švarus atvartas. Nežinau, ar čia yra, kaip čia pasakyti, pradėjai, Artūrai, savo fotografo ir žurnalisto gyvenimą iš naujo, sutikau žmogų. Šitas vizualinis sprendimas, man čia kalba apie lūžį, kiek tai ir yra apie lūžį. Taip, knyga skyla į dvi dalis. Ir buvo iš tikrųjų ir lūžis toks ir gyvenime, kaip sakau, kaip žurnalistas, toks visą laiką keliaudavau daug metų, pasakodavau tas istorijas ir nejučia pradėjo kauptis tas archyvas, kuris kažkokiu momentu pasidarė gal įdomesnis negu tos papasakotos ar išspausintos laikraščiuose istorijos. Tai tas žurnalistinis kažkoks naratyvas, bet visur gyveni pas žmonės, gyvendamas ten ar ten konfliktą važiuodamas, na, tu nuo jų labai priklausai, kaip ir jie nuo tavęs. Tai aišku, kai įsileidžia tave į namus, tu labai tada pradedi suprasti, kokioje situacijoje yra. Ir visą laiką kažkaip stengdavausi įamžinti žmonės, kuris ten pavaišino kokią sriubą, ar pas ką ten nakvoja, ar kažką sutinki, ar girdina, ką čia yra, prašau. Ir tas, iš tikrųjų, Kauno fotografijos galerijoje buvo paroda Konflikto būsenos, jinai vadinosi ir kuratoriai galerijos tada mane kažkaip taip patį nustebino, paprašė mano visų darbų iš konfliktinių istorijų ir atrinko ir padarė parodą iš tų nuotraukų, kurios neįėjo į tą pasakojimą, nebuvo tos gal žinomesnės nuotraukos žurnaluose atsidūrusios. Ir staiga pažiūrėjau, kad čia yra tas archyvas ir čia tas yra įdomesnis pasakojimas turbūt. Tai visa tai vedė link šitos temos socialinės atskirties Lietuvoje. Ir norėjau kažkaip atsisakyti socialinių gal etikečių įvairių epitetų ir pabandyti panirti ir suprasti, koks tas gyvenimas nepritekliuje arba sudėtingomis kažkokiamis sąlygomis, kaip jis atrodo kasdienybėje. Tai, ką tu paminėjai, ar ne, kad tie herojai, pas kuriuos tu atvyksti, galbūt tau pasiūlo sriubos, ar ne, marcinkonyse valgiai kugelį su spirgučiais. Kiek tu suartėjai su tais žmonėmis ir suartėjai su tais žmonėmis, kurių istorijos yra čia nugulusios? Ir ar svarbu suartėti su savo herojais? Nežinau šitą klausimą, kaip atsakyti. Man atrodo, kad mane šitas pasakojimas išvedė iš žurnalistikos, nes tu negalėjai likti profesionalus žurnalistas, kai tampi krikšto tėčiu vienos aprašomos šeimos mergaitės, arba ten,
tikrai, ką čia ir rašau knygoje, kad buvo tas kažkoks momentas, kai labai aiškus supratau, arba tu tesi tai kaip profesionalus žurnalistas, kreipdamas dėmesį į etiką, tai reiškia negalėdamas padėti, nes ir paslauga kažkokia gali labai žmogų priversti, daryti nuo tavęs priklausomą, kur man atrodo, kas čia tokio būtų pavežti, ar ten nuvežti žmogų ten 100 kilometrų į Vilnių, ar ten porą kartai padaryti ir gali būti po to žmogus, kad nenorės galbūt bendrauti, bet bijos prarast tą galimybę. Tai etiškai tai buvo toks sudėtingas momentas ir kažkokiu momentu tiesiog nusprendžiau megzti draugystės, tiksliau, natūraliai labai leistis į jas, aprašyti ir daryti turbūt šitus pasakojimo herojus kaip ir bendra autoris visų šitų pasakojimų. Bet iš dalies, poroj vietų aš net kai skaičiau, man atrodo, iš Saloko moters dabar vardas. Faustina. Faustina, nuskamba jos frazė, kad turėčiau važiuoti į Vilnių, susitikti su notaru dėl skyrybų su vyru ir tu toj vietoj baigi mintį. Ir aš galvoju, koks buvo Artūro atsakymas, ar jis ją nuvežė į Vilnių pas notarą. Taip, suradau, kas nuvežė. Aišku, taip, bet čia matot ir yra tas, atrodo, kur toks minimalus veiksmas kažkoks, o tam žmogui tai buvo 2 metų dilema. Turint 6 vaikus, kurie yra mažose namuose, visi nepilnamečiai, kam juos palikti mažą miestelį. Bet žinai, Artūrai, man dar irgi vienas klausimas, kai aš skaičiau irgi šitą knygą, tai man atrodo, va dabar čia Rusniškį, man atrodo, esu atsivertęs ar ne, Česlovą, poetą, kuris žinutėmis rašo atsakymus arba jūs viena iš paskutinių herojų, dabar Danutė. koks vardas? Danutė, kuri ir filme Sutikau žmogų yra ar ne, tu rašai apie tai, kad, užsnigta visą žiemą, ten 6 dienas iki jos niekas neprivažiuos ir neprieis, nes sniego yra per daug. Ar tu jauti atsakomybę tada toliau rūpinti šitais žmonėmis? Ir ar tau skauda galva, kai tu juos palieki, kaip, pavyzdžiui, Danutė pavalgys po 3 dienų? Taip, kas kart pas Danutę važiuodamis mes nežinodavom, čia ir su kino komanda, kadangi važiavam, nežinojom, ar ją rasim. Kartais spręsdavai iš pėdų sniege, ar buvo socialinė darbuotoja, ar ne, ir buvo momentas, kurie jam pat durų ėjau ir galvau, kad turbūt nerasiu jos. Ir buvo su kitais pasakojimo herojais taip pat, kad sužinojau, kad žmogus mirė. Tai visi šitie žmonės tapo labai labai artimi. Ir nuo jų atsitraukti ir išlaikyti tą distanciją kažkaip tikrai nelengva buvo. Ir nežinau, kokia ta distancija tokia pasakojama, kuriant turi būti. Daug aš kalbėjau ir su antropologais. Donatas Brandišauskas labai padėjo šiai knygai, kuris truputį ir pagidavo, kaip tokiu atveju reikia dirbti ir pasakoti. Nes aš atsimenu, kaip tik pradėjau pasakojimą šitą kurti ir galvau, kad kas čia bendraus su žurnalistu dabar įsileisi, tu gyveni labai sudėtingai, tavo namai netrodo taip, kaip ant stalo padėta žmonių žurnalo fotografijose. Ir kasgi čia norės tą fotografą įsileis, bet atsimenu, kad pas vieną žmogų nenuvažiavau 2 savaitės ir jis skambina ir sako, tai nebetvažiuos, ar aš nebeįdomus. Taip, Povilas. Ir supratau, kad čia aš darau interviu. O daug žmonių taip patikė savo istorijas, pasakojimus kaip draugai, bičiuliai, tai reikėdavo labai dažnai priminti, kad vis vyksta pokalbis, kad ar tai galėsi rašyti įvairiais būdais pasitikrinti, ar mes dar vis suprantame. Bet tai tada, Artūrai, ar kilo kuris sakė, oi palauk, šito aš nenorėčiau, kad tu matytum, girdėtum. Buvo gal tokių porą vietų, bet tai labai jaučiama. Buvo labai jaučiama, kad ko reiktų rodyti, ko nereiktų rodyti. Ir visi, aišku, kaip fotožurnalistas, į tą temą pasinėręs, tavo akis čia ten visas ieško tokių skurdo dramatiškų stereotipų. Ten tai stengiasi kažkaip, Bet čia, Artūrai, man irgi klausimas, ar nebuvo žvelgiant, galėtum matyti, nufotografuoti taip, kad atrodo, aš atsiprašau publikos už žodį, taip šudinai tenais viskas, kad, ta prasme, skurdas, tragedija, apšnerkšta, turim tą tokį lietuvišką žodį. Kiek vengiai to, sakykime, nes tai, ką ir tu pats pasakei, tu gali atvažiuoti su tam tikrais stereotipais. Žmogus gyvena pirty, valgo pirty, miega pirty ir taip toliau ir panašiai. Nežinau, man atrodo, kad tie, kas kolega yra irgi fotografas Tadas Kazakevičius, turbūt irgi labai paliudys, kad kai ėmiesi tokio pasakojimo ir tai paneri giliai,
kažkaip labai aiškus dalykai pasidaro, kas tą pasakojimą praturtins, kas sumenkins, kas dar labiau pagilins kažkokius stereotipus ir galiausiai šiaip sąžinį viduj labai nešvariai jautiesi, kai kažką ten, na, tu supranti, kad vis tiek galios pozicijas ir žmogus, kuris tave įsileidžia, na, tu taiga išneši iš jo namų tai, kas, nežinau, jį dar labiau pažemins. Ir taip mes turbūt apie ten nepriteklių skurdą turim daug įdirbio padaryta visuomeniai per visas tragiškas tas televizijos laidas, tai kažkaip čia norės truputį kitur tą fotoaparatą atsukti ir fotografuoti tiesiog, kas nuoširdžiai įdomu pačiam. Beje, čia apie tas laidas, tai net jos yra ir paminėtos, kai kurios čia irgi šituose tam tikruose šitų herojų konfliktų sprendimuose ir dalyvauja. Aiste, Artūrai, gal mikrofoną Aiste perduok. Tai, ką pasakė Artūras, pasakodamas apie tai, kad kalbėdami apie skurdą, apie nepriteklių, apie sudėtingesnės gyvenimo situacijas neturėtume kalbėti iš galios pozicijos. Kaip pasakoti apie tai, kiek įmanoma objektyviau? Ką čia, man atrodo, bando ir Artūras su šita knyga padaryti. Man toks įspūdis susidarė bendrai, kad Artūro tas žvilgsnis yra toks nekaltinantis, labai paprastas, žmogiškas ir bandantis įsiaiškinti, kodėl taip galbūt įvyko, žmogus taip gyvena, pamatyti kažką ten šviesaus gyvenime ar ne, arba netgi tokie, kur gal mes sutiktume tą žmogų gatvį ir niekada negalėtume apie jį pagalvoti, kad ten baleto šokėjas buvęs ar muzika žmogus labai domisi, žino ten begalės kūrėjų ir detalių tokių. Tai iš tų visų žmonių yra istorijos ir jie atsidūrė taip sudėtingoje situacijoje. Ir dažnai yra sakoma, kad nekalbėkit apie mus, kalbėkit su mumis. Kartu, kartu kalbam, kartu darom, tai man ta knyga paliko tokį įspūdį, kad tai yra pokalbis dviejų žmonių ir tikrai tas toks išeina, kad mes kažkaip kartu išrutuliojam tą istoriją, išvyniojam, pateikiam. Tai tas įspūdis labai gilus, nes iš tikro skurdas yra labai didelis stigma Lietuvoje ir dažnai tikrai girdisi, kad pats kaltas. Ir tos istorijos, kurios yra netgi ar net tas apšnerkštimas, tarkim, ar ne, ar tokios gyvenimo tarsi netelpa į rėmus, kuriuos mes įsivaizduojam, kad tai yra geras gyvenimas ar kažkoks šviesus, tai už to visą laiką yra priežastis, kaip ir Artūras sakė, kad įvyko kažkokie lūžiai, gaisras ar ne, kažkokia didelė netektis, artimųjų ligos gali būti, kažkokie labai sukrečiantis įvykiai, kurie pakeičia žmogaus gyvenimą. Ir pradeda tas rutuliotis toks kamuolys. Vienas, kitas įvykis, nesulauki vieną kartą pagalbos, antrą kartą tas savivertė žmogaus labai greitai krenta ir žiūrėk, kad jis jau ir dirbti nelabai jam išeina ir bendrauti su visuomenė ir tada iš visuomenės dar ateina tas, tai tu pats kaltas, jeigu tu pats kaltas, tai aš tau neturiu padėti, nes jeigu pats prisidirbai, tai pats ir kopk. Tai toks ratas labai negeras užsisuka ir šitoj vietoj, man atrodo, Artūras tikrai prablaivina mūsų visuomenę apie tai, kad 5/5 mūsų gyvena panašiom sąlygom. Tai atverianti akis, manau, šitą knygą. Artūrui dar šiek tiek mikrofoną gražinkit ir apie tai, ką Aiste paminėjot, ar ne, vėlgi apie visuomenę, apie tai, kaip visuomenė įsivaizduoja, aš atsiverčiau Elvyros ir Gintauto šeimą, čia tie patys Marcinkonys, man gal Dzūkija kliūna dėl to, kad aš nuo tų žemių biškelį, tai cituoju šitą istoriją dėl to, bet nueina Artūras į parduotuvę Marcinkonyse, ta, kur pirmam aukšte, antram aukšte ten balių galima daryti, man atrodo, ir su pardavėja papasakoja apie tai, kad, tai čia ta šeima, ar ne? Kiek iš tiesų, tu pajautei ne tik tuos žmonės, bet ir bendruomenę aplinkui, ir kiek tada šitam kontekste ir tų žmonių buvime, kokybiškame buvime, kiek įmanoma, yra svarbi bendruomenė. Man atrodo, kad tai yra vienas iš tokių keičiančių veiksnių, kurie gali padėti atsistoti ar nesuklupti net. Ir man labai buvo įdomu stebėti dvi panašiai labai gyvenančias daugiavaikės šeimas. Ir vienos vis dėlto gyvenimai kažkaip taip kilo, stojosi, o kitai
atvirkščiai, gal klupo, galiausiai ir mama mirė, ir vaikas vienas mirė, ir tikrai labai sudėtinga tos šeimos situacija. Ir man irgi dar buvo toks supratimas, kad miesto gal žmonės, mes kaimą labai kažkaip idealizuojam dėl tų tikrų santykių su kaimynais, kažkokios talkos vieni pas kitus nuėjimai ten kavos ar kažko ir atrodo, kad kažkokia tai yra laisvė. Bet jeigu tu esi tokia bendruomenė ir tu esi pasmerktas, vat, kaip pavyzdžiui šios šeimos atveju, nes šių buvo paimti vaikai, vaiko teisės, 4 dukras paėmė ir tai užtraukė juodą dėmę. Ir tai tapo toks nepaprastas kalėjimas. Ir labai ir interviu mes, kai kalbėjom su ta šeima, tai jam buvo labai aišku, kaip juos kas žiūri. Visą laiką miestelio šventėse jie taip greta šalia nestovi ir vaikai irgi turbūt užaugo ir užaugo su tam tikra žinių bagažu ir tradicija ir irgi be ambicijos gal ten ieško darbų, studijuoti kažkur keliauti ir nešasi tą kažkokį kryžių, galima sakyti. Tai yra labai kalinantis dalykas ir net, ir kalbant su jais, sakome, bet ką mes čia tokie, tai žinai, mus čia taip žiūri, tai jo. O vat Faustinos, pavyzdžiui, atveju, kad bendruomenė gana palaikanti ir aš matau, kaip ten kaimynas medžiotojas atveža ten kažkokios dešros padarytos ir aš matau, kad čia ne apie tą dešrą, čia yra tas dešra, tai yra, kad kaimynas, kuris mane mato, reiškia, kad priema tokią, kokia aš esu, toks palaikymas. Apie čia Faustino šeima iš Salako ir čia, man atrodo, ten labai dabartinę Zarasų regiono aktualiją tuo metu užčiopė ir Artūras. Dabar ten Zarasuose prieš porą mėnesių buvo tarybos posėdis, kur buvo nuspręsta apjungti mažasias mokyklas ir visus iš principo vežti į Zarasus, kam geografija neaiški, tai Salakas yra, man atrodo, gal net arčiau Visagino negu Zarasų, bet reikia važiuoti Zarasus, nes savivaldybės ribos tokios ir tai, kas išsako Faustina, rūpindamasi savo vaikais, tai vaikus reiks vežti į Dusetas arba į Zarasus, kas yra 1,5 valandos, man ten atrodo, berods paminėta buvo, ar ne, su vaikų surinkimu. Birutė, kiek tai irgi yra, ar ne, kad mes ne visi net pagalvojam apie tas lygias galimybės, kad būtų sklandus ugdymo procesas užtikrintas, kad vaikas galėtų ne tik į mokyklą nueiti, kaip Salako atveju, ir į meno mokyklą po to, bet jeigu tave veža į Dusetas, tai tu supranti, kad jau tau į meno mokyklą, nors Dusetose ten vienas šalia kito bus sunku sugrįžti, nes tau namo 1,5 valandos kelio. Lygios galimybės ir skurdas, kiek čionais irgi susieja dalykai arba tokios labai gretimos tiesės? Jeigu galiu, tik pirmiausiai sveikinimai su pirmąja knyga, sužavėta, skaičiau ją ir verkiau ir juokiausi skaitydama, tikrai tokia, atrodo, pilna jautrumo, atsidavimo ir man atrodo, kai tu tik tokį įspūdį noriu pasidalinti, sakė apie lūžį, Mariau, tai irgi toks buvo įspūdis, kad lūžis visgi iš stebėtojo perėjo į dalyvį. Ne tik, kad tada stebi, bandai suprasti kažkaip, kokia yra to žmogaus konkreti patirtis, bet kažkiek ir dalyvauja jau. Tai reiškia tam tikrą prasme ir darai įtaką, bet tuo pačiu reiškia galbūt ir gilesnį pažinimą. O tada pereinant prie jau profesinio klausimo, man atrodo, labai šioje knygoje atsiskleidžia iš mažų detalių kartais, kiek sistema yra nelanksti žmogui ir kaip pagalba neveikia. Tai vienas iš tų pavyzdžių, ar ne, kai vien dėl formalaus suskirstimo priversti žmonės važiuoti absoliučiai nenormalius atstumus. Čia formalus suskirstimas, tai Salako mokykla uždaroma, nes trūksta 4 vaikų. Taip. Tai formalūs kriterijai įspraudžia žmogų į tam tikrus rėmus, į tam tikras kategorijas ir jis privalo tada jis ar jis sekti tais rėmais, nors jie nelogiški. Ir kaip pralaužti sistemą, nėra jokių būdų, nėra jokių paaiškinimų, nėra kažkokios konkrečios pagalbos. Ir man atrodo, čia simptomatiška šiaip dar iš kitų Faustinos, pavyzdžiui, pavyzdžių. Artūras čia sako vienoje vietoje, vakar mums bendraujant į namų duris pabeldė 2 vyrai. Nuo vienos paramos organizacijos jie atvežė 2 didelius bulvinius maišus pilnus įvairiausių vaikiškų žaislų. Pastatė juos vienintelė laisvoje vietoje ant grindų.
atsisveikino ir išėjo. Vaikai džiūgavo versdami žaislus iš maišų, apžiūrinėdami juos. Mačiau, kaip Faustina nepakilusi nuo stalo giliai atsiduso. Kitą dieną užsukęs pas juos pamačiau porą žaislų lauke. Faustina išsitarė, kad jai dabar labai reikėtų pagalbos nuvykti į Vilnių, ką jūs jau minėjot, pas notarą dėl skyrybų su vyru. Tačiau be automobilio labai sunku. Vietoje to jis sulaukia paramos daiktais, kurių nereikia. Ir kodėl aš cituoju šitą, nes ir iš mano patirčių, dirbant su Romų vaikais, pavyzdžiui, labai dažnai atsiranda kažkokie gelbėtojai, kurie galvoja, šiauriai gerą darbą čia padarysiu, pririnkau daug daiktų, atvežiau ir nieks jų nenori, kokie nedėkingi visi. Nes gelbėtojas žino, ko reikia gelbėjamajam. Ir aš nenoriu čia pasakyti, kad tie žmonės, kurie pastangas deda, kad jie blogi ar kad jie neįdėjo pastangų, ne tą noriu pasakyti, tiesiog, kad tai parodo, kad kaip sukurtos ir kartais ir organizacijos, kurios veikia ir aš esu tą pridarius klaidų, begalę. Nėra kažkokio tokio pažinimo, to gilaus, ką Artūras bandė padaryti. O ko reikia tam konkrečiam žmogui? Kokios konkrečios pagalbos reikia? Ai, Vilnių nuveš, sorry, bet šito pagalbos apraše nėra. Bet žaislų tai mes galim atvežti. Ir čia, man atrodo, kartais ir socialiniai darbuotojai, kurie dirba, irgi yra įsprausti į tam tikrą sistemą. Esu mačius tikrai daugybę pavyzdžių, kur net iš savo lėšų žmonės daro kažkokius papildomus dalykus ir daro daugiau, negu tie aprašai jiems leidžia, dėl to, kad žino, kad tos pagalbos reikia. Bet pati sistema tokia yra klibanti. Ir čia, man atrodo, daug tų klausimų grįžto, kas tada turi būti tie žmonės. Nes atrodo, kad ta pagalba gali veikti, kai yra arčiausiai bendruomenės. Ten, kur žmogų gali geriau pažinti, kur gali aplankyti, suprasti, o ne tik tais pagal kažkokias aprašo daleles suteikti pagalbą. Ir visgi Aistė daugiau papasakot turbūt pavyzdžių, kad skurde esančių žmonių, kai yra pritaikomi kam kažkokie algoritmai, jie kartais tiesiog neveikia. Ir čia galime matyti tiek iš Faustinos, tiek iš Oksanos istorijų, kad turbūt dalį laiko ir Oksanai ta pagalba neveikia. Jis sakė, aš apie ją nežinojau, galbūt ir nenorėjau kartais žinoti, bet tuo pačiu galima tokių tarp eilučių įskaityti, kad jinai gal nebuvo ta, kurios reikėjo, ar tokios, kokios reikėjo. Suprasti, kame yra žmogus. Ir sistema labai dažnai bando skurde esančių, man atrodo, arba socialinė atskirti dėl bet kokių priežasčių esančių žmonių surasti vieną priežastį, kodėl žmogus yra tame skurde. Bet žmogus yra tokia kompleksiška. Paimi vieną įsprendį. Žmogus kompleksiška būtybė. Kaip Artūras ar neprideda, ar nori matyti učiupo mikrofoną. Aš pats, kai pradėjau fotografuoti ir pradėjau pažindinti su šiom šeimom, tai man irgi toks buvo pirmas instinktas kažką padėti, kažką gelbėti. Ir pirmiausia, aišku, matai, kaip žmogus gyvena ir tada pradedėjo namuose žiūrėti, kad tau trūksta kažkokių normalaus gyvenimo atributų. Tai atsimenu, Edmundui, paskutiniam rašomam žmogui, kurį čia su draugais praminėm Zorną, šiam sakiau, Edmundai, iš tau televizorių gausiu. Sakau, čia žiūrėk, mes galim čia važiuoti ten kažkur, kad padėtų ten, žodžiu, su tokiu dizainu, nes spaustuvėje buvęs dirbas. Ir jis taip į mane žiūrėjo prie taurelės ir sakė, Artūrai, aš dabar gyvenu tobuliausią gyvenimą savo, nieko nereikia. Jis įskyręs, vienas gyvena, savo išmoką pasiskaičiavęs taip, kad kiekvieną dieną fleškutę nusipirktų Rimi, šančių apinėlėje, ten du bokalus ir su kažko pakalbėtų ir darbas kaip laikrodis turbūt važiuodavo į tam tikrų metų palei šančių, žinodavau, kad jis ten sėdės tą valandą. Čia, žinai, Artūrai, tokia yra replika. Edmundas, tas žmogus, kuris tau pasakojo apie muziką, man atrodo, ar ne? Viską tu jam siūlai televizorių. Jis viską per ausį girdi, man atrodo. Daliau, tai, ką čia tiek ir Birutė kalbėjo, tiek ir Aistė, tiek ir pats Artūras apie požiūrį, ar ne, kaip mes žiūrim ir kartais ateinam kaip išgelbėtojo pozicijos, kad mes žinom, ko jums reikia, mes žinom, kaip įspręsti, mes žinom, kad jums reikia televizoriaus, nors jūs klausotės tik tai kompaktų ir televizoriaus gal neįtjungsit. Artūrai, nepyk, čia toks šaržas. Tai va, bet apie tai, ar ne, apie visuomenės požiūrį, kad mes geriau žinom, ko jums reikia, kad jūs išliptumėte iš duobės, kurioje esate.
Vėl stereotipiškai pasakiau. Jo. Gal pirmiausia irgi norėjau pasidžiaugti pačią knygą ir pasakyti, kad šioje knygoje iš tikrųjų yra svarbus ne tik turinys, va tai, ką mes dabar aptariam kaip tam tikras problemas, socialinių atskirtumą ir taip toliau, bet čia yra iš tikrųjų šita knyga labai gerai parašyta. Ir man tai buvo tikrai netikėtumas, nes iš tikrųjų skaitydamas tiesiog taip susijaudinau, kad apsiverkiau kelis kartus. Tai turiu prisipažinti, nors nesu toks jau sentimentalus, bet gal tai yra, ir čia šiuo atveju noriu pareklamuoti būsimiems skaitytojams, nes iš tikrųjų ta knyga sujaudina ir jinai sujaudina dėl, matyt, autoriaus požiūrio ir mokėjimo pateikti tas problemas. Kitaip sakant, tas fotografijos ir teksto tam tikra sintezė, jinai duoda kažkokį tai efektą netikėtą pačiam skaitytojui ir istorijos atrodo tokios paprastos, kurios dažnai pasibaigia nelaimingai, mirtimi, reiškia vieno iš herojų, bet jos pateikiamos tarsi tokių neutralių žvilgsnių ir kartu labai tokių jautrių, kuris yra įsitraukęs. Tai aš apie požiūrį norėjau pasakyti, kad čia jau, mano manimu, nėra žurnalistika. Nes ten kaip tik autorius kartais kritiškai mini tas tokias laidas, kurios manipuliuoja tais žmonėmis gyvenančiais skurde, kad manipuliuoja tam, kad, reiškia, padaryti laidą įdomią ar kažkokią ten sensingą ar dar kažką, reiškia, žurnalistika ne visada yra tokia jautri, jinai kartais pateikdama tas problemas gali kaip tik galbūt pakenkti tiems žmonėms arba sukurti jiems kažkokių tai problemų bendruomeniai ir panašiai. Tai va, bet šis atvejas visiškai kitoks. Tai sakyčiau, kad čia netgi ne žurnalistika, arba žurnalistika kiek kitokia, nes jinai priartėja prie antropologinio tokio dalyvaujančio stebėjimo. Taip, tai nėra stebėjimas iš šalies, bet tai yra iš vidaus bandymas pamatyti pasaulį tų herojų akimis, ta prasme, patekti tą pasaulį, apsigyventi jame ir kartu pabūti, nes jinai, reiškia, supratęs, kad negali apsilankimo keliom valandom ir vien klausimais išsemti to viso, suprasti to pasaulio sudėtingumo, kuriame atsidūrė jo herojai, gyvenantis skurde, nepritikliuje ar patyrė kažkokios tai negandas. Jis netgi nusiperka kemperį, su kuriuo atvažiuoja ir apsigyvena šalia ir tada tas bendravimas jis tampa toks kaip ir dar labiau betarpiškesnis. Tai čia, sakyčiau, tas jau toks antropologinis metodas, dalyvaujantis stebėjimas, reiškia atvykti į kažkokią bendruomenę, į tam tikrą terpę, pabūti joje, išmokti elgtis, nebūtinai kalbėti, tiesiog būnant kartu daug ką galima suprasti netgi be žodžių. Taigi kartais žodžiai jie netgi gali paslėpti. Tai vat šitas, toks tas knygos pobūdis iš tikrųjų mane labai kažkaip sujaudino ir tie herojai, kuriuos aprašo, tarsi tampa labai tokie artimi, nors jų ir nepažįsti. Tai, o tas, klausimas apie viską išmanimą, aš manau, kad čia ir yra, kad mums trūksta tam tikro empatiškumo, taip, nes turiu paminėti, kad Artūras buvęs filosofijos studentas Vytauto Didžiojo universitete, studijavo pas mus magistrantūrą, tai gal čia ir mano įtaka kažkokia. Aš norėjau pats pridurti, nes kaip gerbiamo Daliaus paskaitose apie fenomenologiją jas klausiau, tai man labai daug ką paaiškino. Ir būtent apie šitą temą, nes čia kas man buvo tas vidinė konfrontacija, kokias tai yra tas savas žinojimas, kažkoks ekspertiškumas ir noras paaiškinti dabar visiems, kaip čia yra. Ir gebėjimas tom atvirom juslėm kažkaip pajusti tą pasaulį ir eiti į jį, ir kad leis, kad jis tave formuotų, tos tavo žinojimus. Tai man kažkaip fenomenologija ir ten Maurice Merleau-Ponty daug ką praturtino. Taip, tai aš sakyčiau, kad čia tas dar ir pas pavadinimą sutikau žmogų. Man atrodo, tai labai humanistinė tokia knyga. Humanizmą kokia prasme, nes dabar labai populiaru kalbėti apie posthumanizmą, ten antihumanizmą, bet čia humanizmas yra toks, reiškia, akcentas suprasti žmogų kaip subjektą, kaip asmenį, ne kaip objektą, kurio galiu manipuliuoti. Taip, tai va čia toks būtų mano filosofinis įžvalgos apie pobūdį šios knygos ir linkiu toliau tęsti, nes tikrai aš norėčiau dar
tokio pobūdžio knygų. O tiesa, apie problemas, man viena iš tokių buvo apie tą mokyklą, kaimo mokyklą ir tai, kad mokykloje iki šiol, reiškia, neužtikrina, kad vaikas gali neišmoksta skaityti. Tai man kažkaip buvo labai toks sukrečiantis dalykas, kur čia kitas atvejis dėl kaimo Marcinkonių. Taip. Kur iš principo kalbėta apie tai, kad svarbu mokyklą išlaikyti krepšelį, o kokia ten ta kokybė, tai yra kitas klausimas. Aš jau čia žvilgčiau taip po truputėlį ir laikrodį ir galvoju, Aiste, jūs kaip matytumėt tokių darbų testinumą ir tikslą? Kodėl reikia tokios knygos ir kodėl galbūt reiktų mums kiekvienam, kuris čia yra, atsiversti šitą knygą, perskaityti bent vieną istoriją, gal tada dvi, o gal tada net ir knygą nusipirkti. Tai vien jau tam, kad pamatytumėm kitą pasaulio dalį, nes dažnai irgi apie skurdą patiriančius žmonės sakom, kad tai yra nematomi žmonės, mes negirdim jų balso. Jeigu tai pažiūrėtume, ar ne, yra verslo visokios ten asociacijos, verslai kalba, profsąjungos kalba, visi organizacijos gerai bando, bet patys žmonės, jų beveik nėra viešumoje. Arba jeigu yra pateikiama, tai tokie labai maži fragmentai, kurie nieko nepasako apie žmonės, arba dar blogiau, tos laidos, kurios, tokia yra, netgi, sakyčiau, patyčių forma, tam tikra, ypač viena labai skaudi buvo istorija, kai kartojo laidą, žmogus jau gyvena kitoj vietoj, jo gyvenimas jau pasikeitė ir kartoja tą laidą ir moteriai stresas, kad jos gyvenimas pasikeitė. Taip, ir dabar tie žmonės, kurie visiškai yra aplinkui nauji, nieko apie jos praeitį nežinojo ir dabar pamatė ją kitoj šviesoj ir tokioj neįtin malonioj situacijoj, bet vėlgi ten tos laidos vis tiek būna apie labai mažą fragmentą, pasukta taip, kaip reikia kūrėjui. Šituo atveju autorius yra, kaip atskleidžia labai platų vaizdą ir tai yra tai, dėl ko, kaip reikia suprasti ar ne tos žmonės, nes tikrai iš pirmo žvilgsnio gali kartais pasirodyti žmonės, tai kodėl čia taip, kaip tu galėjai tai padaryti? Taip, arba kai nuskamba, kaip tu gali nusirist, arba, tas, pavyzdžiui, Povilas pirma istorija, statė namus, viskas buvo gerai ir tada staiga bum, vienas gaisras, bum, kitas gaisras, bum, trečias gaisras. Ir pagalbos nesulaukė, ir ten buvo irgi tokių gražių istorijų, ar ne, to pačio Povilo, ar ne, jam taip nesulaukė pagalbos, žmogus patyrė didelį stresą, netektis, viskas, bet galų gale jis pateko į slaugos namus. Ir tiesiog net veidas kitas, aš tiesiog skaitau, galvoju, o tai kur kito, man tikrai buvo toks momentas, o taigi čia kitas žmogus, nėra jo vardo. Koks pasitaisęs. Taip, būtent ir paskui beskaitant supratau, kad taip, čia yra tas pats žmogus, jis gavo pagalbą. Bet tokia ne taip, kad ten atnešė tuos žaisliukus, ar ne, kurių nereikia, bet gavo tai, ko jam reikia. Ir tada tą žmogų patį keičia. Kitas dalykas, o kaip mes sakom, irgi sunku suprasti, kodėl tas žmogus taip pasielgia. Irgi vienas iš herojų nupirko didelį žaislą savo vaikams. Marcinkonis grįžta čia. Taip. Ir atrodo visiškai neracionalu. Ir tikrai neracionalu išleidi pusę savo mėnesinių pajamų žaislui. Bet dėja taip yra ir, ką rodo ir tyrimai ir viskas, žmonės tiesiog iš to nepritekliaus, kad jis visą laiką turi kažką visą laiką, kaip prasimaitinsiu šiandien, kaip prasimaitinsiu rytoj, ką duosiu šiandien, ko neduosiu, kai tik gauna pinigų, jis tiesiog nori... Bet ir kitas, ką man atrodo, kad ten Artūras labai jautriai užšiopė, kad tada neatsimenu tik tai vardo herojus, kad bendruomenės, kai pamatė įeinantį su tuo didžiuliu meškinu vaikams, pasakė, ir čia vaikais rūpinasi. Suprask tokią potekstę. Taip, ten aš galvau, kas čia įvyko su to meškinu, mes taip sėdėm ir žinau, kad iš vakaro paprašė manęs dar gal paskolinti ten apie eurą kažkiek nedaug, nes bilietui trūko traukinio nuvykti, kad pasiimti socialinę išmoką ir kitą rytą
grįžta tėtis atnešdamas 2 metrų dydžio pliušinį meškiną dukrai su artimuoju gimtadieniu. Ten, žinokit, nuotrauka tokia, kad atrodo, kad tas meškinas nelabai ir pro duris telpa. Nu, čia kai nusiperki sofą. Ir aš ilgai galvojau, kas čia įvyko. Ir po to supratau, kad tai buvo ritualinis labai žestas, kurį tu nuo geležinkelio stoties per visą miestelį pernešė ir vyras ir sako, žmonės, sako, visi norėjo fotografuoti, sako, su manim ir visi lietė, aikčiojo ir tikrai negalvojo apie tai, kad čia nemyli vaikų, visi tik norėjo pozuoti drauge ir tai tokia labai aiškiai išraiška. Birutė, vėlgi, apie tokių, čia mes galim dabar jau net susijęti ir tas filmas kino teatruose keliauja, sutikau žmogų ir knyga, kaip sakant, kiekvienam priimtiniausias formatas. Čia beje daugiau istorijų, nes filme tik 3, man atrodo, ar ne? Čia jų gerokai daugiau kelis kartus. Prasmė tokių darbų, kokį padarė Artūras. Oi. Toks sudėtingas klausimas, tai man atrodo prasmė akivaizdi iš to, ką čia kalbame. Pirmiausiai pamėginti suprasti ir pabūti tiesiog su žmogumi, kaip ir Dalius sakė, atrodo, skaitant šią knygą tikrai, aš, pavyzdžiui, nebeskaičiau, čia pradėjot kalbėti pradžioj, kad čia apie socialinę atskirtį, aš neskaičiau tos knygos, kaip knygos apie socialinę atskirtį. Jis skaitosi tiesiog, gyveni su kiekviena istorija, gyveni tam tikrą laiką, trumpą ganėtinai laiką, aišku, to žmogaus gyvenime. Tai čia Artūras tokią dovaną padovanojo, ilgiau pagyvenę su žmonėm, o tuo pačiu reikia pasakyti, kad tie žmonės mums padovanojo dovaną, galimybę pažinti ir galimybę pasižiūrėti šiek tiek kitaip. Ir čia galima apie tą pačią sistemą, aš čia tai pasakiau, kritikuodama prieš tai, bet, pavyzdžiui, Oksanos pavyzdys rodo, kad jinai sutiko tyrėją, kuriuo patikėjo, ar ne? Sunku jai buvo, bet patikėjo. Jai labai sunku buvo, jinai, nesinori dabar pasakoti tos jos istorijos, bet jinai sutiko policijos iš esmės pareigūną, ar ne, kuris padėjo dalinai, gal ir tapo kažkokiu akstinu patikėti, kad gali išlipti iš ten, kur buvo ir neatsidurti kalėjime pati. Tai nėra tik tais kažkaip čia juoda ir balta toje pačioje sistemoje. Birutė, tai jūs minėjote, ar ne, kad yra sistema ir sistemoje veikiantis žmogus. Ir nuo sistemoje veikiančio žmogaus irgi labai daug kas priklauso. Nes tas pats pareigūnas, matyt, galėjo pažiūrėti irgi šiek tiek kitaip. Tai vat prasmė turbūt apibendrinant yra atrasti šiek tiek žmogiškumo per tas istorijas ir paskaityti jas, kad ir ką mes darytumėm gyvenime, ar tiesiog esam kaimynai, draugai kažkam, ar dirbam, aš irgi dirbu valstybiniai šiuo metu institucijai ir tikrai, kartais aš neturiu galimybių, žmonės kreipiasi dėl diskriminacijos, įstatymas parašytas taip, kaip parašytas, neturiu net galimybių tirti žmogaus skundo. Bet gali įdėti širdies, kiek įmanoma, nukreipti bent ten, kur daugiau galėtų gauti žmogus pagalbos. Ne visada pavyksta, bet tai tokios knygos galbūt padeda labiau suprasti, o kur galėtum, o kas galbūt galėtų būti tie kažkokie taškai, kur žmogus galėtų eiti. Aš gal įsiterpsiu sekundį. Man buvo labai maloni nuostaba pažinti socialinius darbuotojus. Man atrodo, jų daugiau norėtųsi girdėti ir, man atrodo, jie skaupia neįtikėtinas patirtis. Ir kai tu esi ypač kokiam, jeigu kalbam apie nedidelį miestelį, tai tu, rūpinės, tai žmonėm tavo yra bendruomenės vienas dalykas, tai dalis, bet kitas, kaip paskaitų, jos globoji prižiūri, tai tikrai aš tiek daug besirūpinančių, tokių žinančių ir advokataujančių savo bendruomenės narius, sunkiau gyvenančius žmonių, tai tikrai man buvo nuostabas sutikti. Taip ir iš dalies, tikrai daugeliu jų esu ir dėkingas už šitą knygą, nes jie suvedė, jie papasakojo, jie iškart suprato, ką nori pasakoti, sakė, mums reikia girdėti tas istorijas, tu nuvažiuot pas tą turi, išklausyti, kaip jo gyvenimas susidėlioja. Tikrai toks. Daliau, taip, ir čia mano irgi toks klausimas, tai ką ir jūs sakėt apie knygos skaitimą, ką ir Birutė paminėjo, kad čia reikia tiesiog suskaitę knygą, negalvodami apie socialinę atskirtį, bet kiek knyga, vadinasi, sutikau žmogų, kai ją perskaitai, leidžia pačiam ir savyje galbūt lengviau sutikti žmogų. Be abejo, man atrodo, tas asmeninis santykis, kurį įveda per tokias istorijas, jis yra labai svarbus. Netgi galvoju apie pagalbą, kurią mes galėtume visi
įsitraukti. Kitaip sakant, man atrodo, kad čia ne tik valstybės pareigūnų ar socialinių darbuotojų klausimas, tai yra bendruomenės klausimas. Labai akivaizdu, kiek priklauso nuo bendruomenės ir nuo jos reakcijos. Gal galia nuo savanoriškų įvairių draugijų, nes išklausė žmogų ir galbūt, vat, kai pasikeitė, jisai lik ir buvo jau ant savižudybės ribos, bet vien tai, kad Artūras atėjo ir išklausė, leido galbūt jam atrasti kažkokią viltį ir pakeisti savo gyvenimą. Tai aš žinau, kad, na, pavyzdžiui, mano žmona dirba sidabriniai linijoje, kur yra vienišiems žmonėms galimybė skambinti ir kalbėtis su savanoriais, kurie kas savaitę kalbasi. Tai yra daugybės vienišų žmonių, bet man atrodo labai svarbi ir vat tas toks mūsų pačių visų įsijungimas, nes iš tikrųjų, jeigu tik tai nori, gali surasti tuos žmonės, kam reikia padėti. O aš manau, kad tikrai daugelis iš mūsų gyvenantis, kai tu skaitai tau knygą, supranti, kaip tu gerai gyveni, tai čia tokia terapija, paskaitai, galvoji, wow, mano problemos, tai čia ne problemos. Tai va, tai aš linkiu visiems apie kiekvienam savyje atrasti to gerumo kitiem. Ačiū. Jo, ir čia apie tuos jautrumus aš čia dėkoju visiems čia susirinkusiems. Matau, kad jau čia visi su kita knyga tuoj mus norės išvaryti, būsim išvaryti su knygomis iš čia. Tai nesupykdykim tų, kurie laukia, bet aš padėkosiu dar ir Artūrui Morozovui, knygos autoriui, Aistei Adomavičienei, Nacionalinio skurdo mažinimo asociacijų tinklo vadoviai, Birutei Sabatauskaitei, lygių galimybių kontrolierė, ir Dalius Jonkus buvo su mumis. Apsistoju tada ties filosofų, nes kitų pareigų jau dabar nebežinau. Bet apie tuo jautrumu norėčiau pabaigti, kuris vakar vakare skaičiau, tai vos arbatos puodelis iš rankos neiškrito. Su Roku ir Dariumi susirašinėjame messengerių garso žinutėmis. Atsiprašau. Jie vis paklausė, kaip man sekasi, kur keliauju, ir patys pasakoja, kaip jiems einasi. Ypač daug susirašinėjome per karantiną, kai negalėjau jo aplankyti. Rugpjūčio 14 dieną iš Roko gavau 2 sekundžių trukmės liūdniausią girdėtą žinutę. Šiandien mirė mūsų mama. Pasveikinau Darių Roką su rugsėjo 1. Pranešė liūdną žinią, kad vakar mirė brolis Lukas. Pasiėmė liga. Sutikim žmogų, kiekvienas perskaitė šitą knygą, ir svarbu, kad Artūras sukūrė, Lietuvos kultūros taryba su Kauno kolegijos menų fakultetu prisidėjo, ir šitą knygą mes galim turėti. Ačiū Jums. Ir lapas išleidė.